Congrats, so 5-1 is the biggest victory, this season. Actually, yes, it's the biggest difference during this season. Finally, after 21 games, we could breathe during one of the matches. I want to congratulate the players for the effort that they are making from the beginning of the season and keep going. No, it's true that the last two teams in the classification already they cannot catch to us. That is something important also for us to keep the category for the next season and keep going. Also the debut of Timas Sauglis in Pirma Liga and also the first minutes in this season for Imantas. Great. First half wasn't so easy, yes, what happened, and the second half was great. It's difficult for us to go inside the games. No, we need at least 15, 20 minutes, 25 for the matches to take the rhythm, to take the intensity. But the most important for us is to score the first. That gives to us a bit more of relax. And from this, finally, we could score more in the second half. And this is what I was expecting from the beginning of the season. Sunkios rungtynės, kaip ir tikėjomės, žinojom, kad BFA komanda yra fiziškai stipri, turi labai gerai žaidžiančius krašto saugus, atlieka daug skersų perdavimų ir, kaip ir matėme, ir pavyko jiem pelnyti įvarčius po tokių mūsų klaidų, būtent po perdavimų iš kraštų, o visumoje esu iš tikrųjų patenkintas vaikinais. Patiko, kaip šiandien žaidėme su kamuoliu, taip gynyboje turime problemų kaip ir visada. Ne veltui esame turbūt lygoje praleidusi daugiausiai įvarčių komandą. Tai su kamuoliu iš tikrųjų džiaugiuosi, žaidėme drąsiai, primetėme šiek tiek gal net antrajam kėlinyje savo žaidimą, ką ir norėjome. Tai bendrai vertinant žaidimų puolime džiaugiuosi, gynyboje ne.